Kodėl socialiniuose tinkluose žmonės slepiasi už netikrų vardų ir nuotraukų? Ko jie bijo? Nuo ko jie bėga? Kažkam tai gali nepatikti, bet pasakysiu tiesą, ką manau ir ko tie žmonės dažniausiai patys net nesuvokia. Tuo pačiu noriu paskatinti apie tai, ką kalbėsiu, pasižiūrėti atvirai savo vidų. Gal tai atneš tam tikrą supratimą ir paskatins pokyčius. Dauguma žmonių socialiniuose tinkluose slepiasi. Nededa savo nuotraukų, nerašo savo vardo arba sukuria profilį, kuris apskritai neturi nieko bendro su realiu žmogumi. O paklausus, kodėl jie taip daro, dažnas pasakys, kad tai dėl saugumo. Bet iš tikrųjų yra daug gilesnės priežastys. Žmogus slepiasi tada, kai bijo būti matomas. Tai reiškia, kad viduje yra daug nepasitikėjimo, baimių būti sukritikuotam, atmestam arba pažeistam. Pasąmonėje, kai žmogus viduje jaučiasi trapus, jis slepiasi. Kai žmogus savęs nepriima, jis ir kitiems nenori savęs rodyti. Todėl atsiranda profiliai be veidų, be vardų ir be tikrumo. Esmė yra ta, kad augimas prasideda tada, kai leidžiame savo būti matomais. Kai turime drąsos pasakyti, aš esu čia, čia mano vardas, čia mano veidas. Nes būtent tai visų pirma keičia pačio žmogaus pasitikėjimą ir vidinę laikyseną. Nuo to prasideda tikras ryšys visų pirma pačiam su savim ir apskritai su aplinka. Aišku, yra ir kita pusė. Toks pasislėpimas suteikia erdvę agresijai, kai žmogus pasivadinęs kažkokiu nesąmoningu vardu lieja pyktį, rašo žeidžiančius komentarus, kiršina, keikiasi ir jaučiasi labai stiprus pasislėpęs už ekrano. Dėl tokių veikėjų daug kas neišdrįsta kurti soc turinio, dalinti savo gyvenimu, nes bijo tiesiog sulaukti neapykantos. Ir čia pasakysiu tiesiai. Žmogus, kuris komentaruose pila pyktį, taip elgiasi ne todėl, kad jis yra stiprus ar kietas. Tai yra žmogus, kuris realiame gyvenime jaučiasi bejėgis. Patiria pažeminimus, yra neišgirstas ir nuvertintas. Yra užspaustas, neturi pasitikėjimų ir savigarbos. Todėl internete visą tai kompensuoja pilant purvą ant kitų. Ir tai nėra jokia stiprybė. Atvirkščiai, tai yra silpnumas. Tai yra ženklas, kad žmogus pats su savimi nesusitvarko. Ir tai yra faktas. O dabar kreipiuosi į tuos, kurie slepia savo tapatybę. Ir kviečiu pagalvoti atvirai. Ar tai yra tikrai apie saugumą? Jeigu taip, tada nuo ko saugotis? Nuo kitų? O gal nuo savęs? O gal tai yra apie tai, kad nesijaučiate tvirtai? Kai tai savo pripažįsti, atsiranda vietos pokyčiui. O pokytis visada prasideda nuo drąsos. Jeigu nori augti, reikia pasakyti savo paprastą dalyką. Aš daugiau nesislėpsiu. Aš parodysiu, kad esu tikras žmogus šiame gyvenime. Įkelsiu savo nuotrauką, parašysiu savo tikrą vardą. Ir tai nėra poelgis dėl kitų žmonių. Tai yra poelgis visų pirma dėl savęs. Tai yra aiškus ženklas, kad nebeveikia pagal senus baimės modelius. Dabar kreipiuosi į tuos, kurie rašo piktus komentarus. Kiekvienas piktas žodis, kurį parašote, aiškiai parodo jūsų vidinę būseną. Ir tai nėra stiprybė, kaip jūs elgiatės. Tai nėra tiesa, ką jūs rašote. Tai yra neišspręsti dalykai, kuriuos bandote slopinti po agresijai. Jeigu žmogus viduje yra stabilus, jis nieko nesmerkia. Jis nerašo piktų komentarų. Jis nežeidžia kitų. Taip elgiasi tik tai tie, kuriems patiems su savimi yra blogai. Ir pabaigai. Žmogui, kuris ryžtasi būti matomas, gyvenimas visada juda pirmyn. Žmogui, kuris slepiasi, viskas sustoja. Todėl pasirinkimas visada yra paprastas. Ar tu nori augti, ar tu nori slėptis. Abiejų kartų dėja nebūna. Parašyk komentaruose, ką tu manai apie tai, ką kalbu. Įdomu, kaip matai visą šią situaciją. Ir dar, jeigu jauti, kad šitas video gali būti kažkam naudingas, pasidalink juo. Dėkoju, kad esi, siunčiu tau šviesos.